Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną labai noriu pasidžiaugti konsultaciją ir jums šiek tiek apibūdinti. Moteris labai jauna siela, kurios visas užduočių spektras yra šeima, vaikai, meilė, jausmai, rūpestis. Mes kalbam ir ji prieš konsultaciją sakė, kad jai savirealizacija yra pats tiesiog svarbiausias dalykas, šeima ir savirealizacija, kaip ir kiekvienam. Ir mes po mano konsultacijos moteris sako, kad lyg norėtų kažką užsiimti su vaikais. Vaikų galbūt kažkokie užsiėmimai, kambariai, šventės, dar kažkas. Ir žiūriu aš į tą detalizaciją, visada, kuomet kalbu, yra priešais mane, visi brėžiniai ir skaičiavimai ir priešais žmogų lygiai taip pat. Ir nėra tų vaiko ženklų. Nėra. Pašaukime 22, auditorija, studentai, mokiniai, galbūt kažkokie, visur suaugę žmonės ir suaugusi auditorija. Pašaukimo skaičiuje. Pašaukimas, kaip kelias į pašaukimą, eina per komforto kūrimą. Reiškia, tai auditorijai, tai grupiai žmonių reikia kurti kažkokį komfortą, kažką padėti jiems daryti per rūpestį ir komforto kūrimą kitiems. Pačio žmogaus komforto zonoje 8, harmonija, pusiausvyra. Ir kada mes žiūrim grafiką studijų etape, grafikas eina žemyn. Ir moteris, kai pasako, ką jis studijuoti norėjo ir kodėl jai nepavyko, viskas tampa aišku. Moteris yra 5 matricos šakoj, kur reikalingas užsienis. Studijuoti ji norėjo turizmą, bet nedaėjo iki to rezultato, sutrukdė tam tikri dalykai. Ir kai grafikas nueina žemyn studijose, savirealizacijoje mes dažniausiai įstringam. Bet šiandien mes supratom, kad ne vaikų užimtumą reikia daryti, o organizuoti keliones, galbūt suaugusiems žmonėms, galbūt vaikam. Bet tai, kodėl svarbu, tai kad tai bus susijęs su užsienio pagrindinė žmogaus veiklos ir savirealizacijos tokia priežastis sėkmiai ir yra užsienis. Ji yra tiesiog tokiam taške. Pamenat, mes daug kartų kalbėję esam, kad kažkam užsienis yra gerai, kažkam blogai. Ir tada viskas taip gražiai sueina į tašką. Ir kliūtis moters baimė pradėti naujo kelio. Jos detalizacijai matosi, kad ekstremalioje situacijoje ji yra daug stipresnė. Todėl, kol ji pradės, jai bus sunku, bet kai tik jai pasidarys azartas, įtampa, nes reikės vystyti, reikės sprendimus, ji taip startuos į viršų. Tai mes, kai suradom tą jos veiklos sritį, kodėl aš ir nemačiau tų vaikų, todėl kad sėkmingiausias rezultatas ne per vaikų auditoriją. Ir tai pasakė ir jos intuityvus žinojimas, ką studijuoti. Turizmą, todėl kad ten kelionės, ten užsienis. Tai viskas mumyse tik, mėlieji. Jeigu turim norą, mintį, planą, neleiskim jam pabėgti. Tiek to, kad aš ten sunkiau mokaus kažką, jeigu noriu tą studijuoti, bandykim 2 kartą ir 3 ir pasimkim papildomų pamokų ir eikim ten, kur norim. Tai yra pats geriausias rezultatas. Ir jeigu vieno pasieksit ir kito. Tai ačiū už jūsų dėmesį.